Turbūt kiekvienam pažįstamas jausmas, kai atrodo, kad gyvenime viskas lysta iš rankų. Kai stringa sveikata, kai nesiseka, kai trūksta paprasčiausio džiaugsmo. Kyla klausimas, kodėl ir ar įmanoma rasti atsakymus. Šiandien kaip tik ir pasigilinsime į du metodus – karminę diagnostiką ir reiki, kurie, remiantis pateikta medžiaga, žada ne tik atsakymus, bet ir realius pokyčius. Taip, viskas ir prasideda nuo tų didžiųjų klausimų. Tų, kurie, žinote, anksčiau ar vėliau iškyla kiekvienam iš mūsų. Ir jie priverčia sustoti ir pagalvoti, ar tikrai einame ten, kur reikia. Ir štai jie. Tie patys asmeniai klausimai, kurie turbūt neduoda ramybės daugeliui. Kodėl susergame? Ir kodėl atrodo, kad vieniems viskas klojasi lyg per sviestą, o kitiems ne? Pasirodo, būtent šie klausimai ir pastumėjo Virginijų Mokso į daugiau nei 20 metus trukusią atsakymų paiešką. Gerai, tad kasgi tas žmogus, kuris siūlo atsakymus? Jo istorija, tiesą sakant, yra gana neįprasta. Tai kelionė nuo svajonių apie išorinį kosmosą iki paties giliausio vidinio kosmoso pažinimo. Susipažinkime, tai Virginijus, pristatomas kaip karmos meistras ir reiki mokytojas. Žmogus, kuris savo patirtį skiria tiems, kas ieško atsakymų ir tos vidinės ramybės. O jo kelias, jis tikrai vertas dėmesio. Įsivaizduokite, vaikystėje svajoja apie kosmosą, apie žvaigždes, o gyvenimas jį pasuka tyrinėti visai kitokį vidinį kosmosą. Po įvairiausių išbandymų, vingioto kelio per universitetą, kariuomenę, net avariją, jis atranda verslą, o galiausiai reiki. Ir čia, atrodo, jis randa savo tikrąjį pašaukimą. Ir štai ši jo mintis, man atrodo, viską pasako. Tai lyg žinutė tam mažam berniukui savyje, pilnai išminties ir padrasinimo. O kartu tai priminimas mums visiems, kad net ir patys sudėtingiausi keliai gali atnešti neįkainuojamos patirties. Gerai, bet pereikim prie esmės. Kaip visa tai veikia praktiškai? Svarbu pabrėžti. Čia kalbama ne apie kažkokią magiją, ne. Tai yra aiški, nuosekli sistema, skirta ne tik rasti problemą, bet ir padėti ją išspręsti. Taigi visas procesas susideda iš 3, sakyčiau, labai logiškų žingsnių. Pirmas žingsnis – diagnoze. Reikia išsiaiškinti, kur slypi tikroji problemos šaknis. Antras – paaiškinimas. Tai labai svarbu, kad pats žmogus aiškiai suprastų, kas ir kodėl vyksta jo gyvenime. Ir trečias – harmonizavimas. Čia jau kalbame apie konkrečius patarimus ir veiksmus, ką daryti toliau. Na gerai, o kasgi slepiasi po tuo terminu karminė diagnostika? Skamba gal kiek paslaptinga, ar ne? Bet pabandykime įsivaizduoti paprastai. Mūsų gyvenimas tai lyg upė. Ji turėtų tekėti laisvai, sklandžiai, bet kartais joje atsiranda akmenų, kliūčių. Tai gali būti senos nuoskaudos, problemos, gal net aplinka, kurioje esame. Būtent ši diagnostika ir padeda surasti tuos akmenis, kurie stabdo tėkmę. Ir jei diagnostika padeda rasti tuos akmenis, tai reiki metodas, tai lyg įrankis, kuris padeda juos švelniai patraukti iš kelio. Tai daugiau nei tiesiog technika, tai kelias į save, būdas atgauti tą vidinę pusiausvyrą ir vėl pajausti tą gyvenimo džiaugsmą, tą laisvą tėkmę. Žinoma, kalbant apie tokius dalykus, patirtis yra ko gero pats svarbiausias dalykas. Tad kas stovi už visų šių žodžių, koks tas pamatas? Daugiau nei 25 metai. Tik pagalvokite, 4 amžiaus. Tai milžiniškas laiko tarpas skirtas vienam dalykui. Per tiek metų sukaupta patirtis sprendžiant pačias įvairiausias ir sudėtingiausias situacijas yra tiesiog neįkainojama. Ir čia kalba eina ne vien apie metus. Už to skaičiaus konkretus faktai. Reiki meistro mokytojo vardas, Lietuvos reiki asociacijos steigimas, narystė sveikatos rūmuose, reiki centrai Vilniuje ir Kaune, paskaitos ne tik Lietuvoje. Visa tai rodo gilų, sistemingą požiūrį ir atsidavimą. Gerai, dabar kai jau aptarėme ir metodą, ir patirtį, kyla natūralus klausimas. O kaip tai gali padėti konkrečiam žmogui, susidūrusiam su sunkumais? Ir čia prieiname prie pačios svarbiausios minties. Pagalba yra, ji pasiekiama ir kas svarbiausia pabrėžiama, kad teigiamas rezultatas, teigiamas pokytis yra įmanomas absoliučiai kiekvienam, kuris ieško. Nesvarbu, kokia sudėtinga atrodo situacija ir tai, manau, yra pati svarbiausia ir labiausiai įkvepianti žinia.
Na, o tiems, kam visa tai surezonavo, yra ir konkretus pirmas žingsnis. Galima nuskenuoti šį kodą arba tiesiog apsilankyti svetainėse reikimokymai.lt. Ten siūloma nemokama nuotolinė konsultacija. Tai tiesiog puikiai proga be jokių įsipareigojimų gauti daugiau informacijos ir pajausti, ar tai yra kelias, kuriuo norisi eiti. Pabaigai norisi palikti vieną mintį apmąstymui. Koks vienas klausimas apie savo kelią šiuo metu yra pats svarbiausias? Tiesiog pagalvokite apie tai. Ačiū, kad skiriate laiko.